Labas rytas, tai sveikinamės iš Tailando, iš tikrųjų, tai čia yra mano kolegė Justė ir aš būdama namie savo kambariuke pamačiau, kad jinai į Facebooką įsikėlė sveikinimą su Velykom kiaušinius, tarsi savo kiaušinius. Iš karto tokia mintis, vau, kaip čia tie kiaušiniai tokie skirtingi, ne taip kaip visi kelia, tai Justė, kas čia per kiaušiniai? Aš kiekvienais metais rodau visiems savo kiaušinius per Velykas. Nes vištų neauginu, kiaušinių nevalgau vištos, tai rodau savo kiaušinius, nu ką dabar daryti. O tai, bet čia taip, matai, eina žiūrėti, kad tavo kiaušiniai skirtingų dydžių, skirtingų formų. Nu, gamtoj nėra vienodų formų. Jo, bet taip tarsi ten, kur įprastai, jeigu matysime šiandien ir rytoj poryt, nežinau, kiek čia dienų tęsiasi vadinamos Velykos, kiaušiniai bus tokios vienodos formos, o čia tokie visokie yra jie. Netgi tokie. Nu, daugiau mažiau vis tiek panašios. Va galim sudaužkime kiaušinį. Taip, tai tavo, aš iš karto dabar turėčiau galvoti, ką daryti, kad aš įveikčiau šitą kiaušinį, tai reiškia šitą formą tokia labai tinka. Taip, tai reiškia, jūs jau galima sakyti, kad vis tiek gyvenime daugiau mažiau, nu iš tikrųjų visais amžiais vyrai turėdavo kiaušinius, moteris neturėdavo kiaušinių, bet dabar, kadangi epocha apsikeitė, apsivertė, tai būna ir moterų, kurios vis tik irgi turi kiaušinius arba sako, kad nematome kiaušinių. Tai ir galima sakyti, kad kiaušinius galime skirtingom gyvenimo situacijom turėti skirtingų formų kiaušinius? Skirtingų formų kiaušinius, skirtingos lytys užsiaugina skirtingais būdais, priklausomai nuo skirtingų aplinkybių. O moteris kaip? Tai moterims irgi tikriausiai visoms skirtingai užauga, vienoms iš noro konkuruoti su vyrais, kitoms užauga iš neturėjimo, taip sakant, kaip kitaip prisitaikyti gyventi šitam pasauliu, šitą žemėj, šito laikotarpiu. Trečias užsiaugina dėl to, kad tiesiog jos taip nori ir nusprendė, kad jos nori turėti kiaušinius. Tikriausiai kiekvienai priklauso nuo aplinkybių. Jo, nes jeigu iš tikrųjų tai moters vidinė energija yra, reiškia, šakti vidinė, jinai yra tokia visiškai nematoma ir visiškai nesuprasi, kad gali eiti tokia moterytė, kokia nors visiškai plaukučiai nedažyti, surišti, kasyti, o jinai viduje gali būti labai stipri, ne? Tai... Arba gali būti išoriškai atrodyti labai stipri, arba būti labai silpna. Labai silpna ir plėšna. Kaip ir kiaušinis kartais atrodo labai stiprus iš išorės, o į palietus jis yra iš tikrųjų labai trapus ir sutrūksta, sudūžta. Taip, tai šiandienos mūsų ritualas reiškia, vat kiaušiniai tai yra visatoje daugybė energijų, daugybė jėgų ir svarbiausia tai vyriška energija, kuri reiškia sauga, tai vat mes dabar tokį ritualą reiškia apsukam, kad tie vat kiaušiniai, visatos kiaušiniai, kad saugotų reiškia tą moterį, tą gležną būtybę, kuri viduje yra labai stipri, su visais visatoj skirtingais kiaušiniais.